Esame gamtoje. Akumuliatoriukas neatlaikė viso savaitgalio ir mašina neužsiveda. Negalim išvažiuoti. Bet mes turim planą. Ne, nusičiu visiškai miręs. Ant tiek blogai. Mes turim tik replės. Planas žlugo. Dabar šašlykus va tai va kepsim. Kol vieni mirksta viskas įskaičiuota baseinuose Turkijoje, arba dar blogiau močiučių Palangoj, mes su draugais renkamės galimybę išeiti iš komforto zonos, todėl vasaros dienas leidžiame Lietuvos kempinguose. Tiesą sakant, su juodo minuso Audi A2 esame buvę net ir Latvijos kempinge, bet ten mus 3 dienas lesė uodai ir mes visi kolektyviškai tiesiog nusprendėme šią kelionę pamiršti. Taigi savaitgalio kempinge planas jau yra atidirbtas ir veikia puikiai. Ketvirtadienį po darbų kraunamės palapines, miegmaišius, drabužius ir kitą stovyklavimo įrangą į bagažines. Penktadienį pasimam laisvą, išaušus pajudame ir dar prieš piet būname pasiekę kempingą. Plano genialumas yra tame, kad tokiu metu kempingai būna dar tušti. Taigi galima apeiti visą teritoriją ir išsirinkti geriausias vietas stovyklavietę įrengti. Be to, turi beveik 3 dienas čilo gamtoje. O 3 dienų užtenka ne tik šašlykams pasikepti ir pagulėti hamake, bet ir ištyrinėti apylinkės. Esame Majamyje. Susikūrėme kazaniuką, dabar kepsime ploviuką ir skaniai visi pavalgysim. Besibaigiant vienam tokiam savaitgaliui Marijampolės kempinge, besiruošiant išvykimui, mus netikėtai pasitiko nuotykiai. Esame gamtoje ir šitai škodeliai akumuliatoriukas neatlaikė viso savaitgalio ir mašina neužsiveda. Negalim išvažiuoti. Bet mes turim planą. Įrankius mes turim tik replės. Reikės replės? Reikės? Iš šito monstro reikia išimti akumą. Tam reikia 13 rakto ir 10 raktų. Mes net 13, nei 10 neturim, bet turim replės. Vienas iš planų būtų šitą akumuliatorių nunešti tenai ir su iešmais užkurti. Pala, raktą išimsiu. Man tokių bėdų nebūtų kaip tau. Kelk į viršų tiesiog gražiai. O. Op. Nepažičiavęs, dar jėgyčių nėra. Tai pamatavęs dar 13 galva laukia. Gerai ir taip. Viskas. Čia bus gerai. Good. Bet kokioj geroj vietai. O! Vokietis neprisukos stipriai. Čia tu sukai. Nesukau, ko man čia suk. Sio, gerai. Gražinsi manį, taip? Aš tu savo. savo įdėsi. Все.
Taip, tai dedam lygiai greičiai kažkaip, kad nesupainiot per daug. Tai siūlau o taip kaip nors. Tada bus pliusas kur pliusas, minusas kur minusas. Minusą gali, jeigu ką ir čianai. Lauk. Čia pliusas, ne? Šitai beveik ant klėmų tinka. Tu plikom rankom laikysi ir man liepsi laikyti. Plikom rankom. Aš palaikyti, tu už kur? Bus kepti piršteliai. Kėlės, nekėlės. Degimas. Mažai amperų. Išjung šviesas, užsidega šviesą. Per mažai srovės. Ką daryti? Nu, Dabar? karšta? Planas žlugo. Nudegė pirštai ir neprasisuka variklis vis tiek, neužtenka srovės, va, dabar šašlykus o tai va kepsim. Tai žodžiu, kitas planas yra dabar šitą kumą įdėti į kur? Į golfą. Įdėsim šitą kumą į golfą. Va, raktas mane. Ar ne? Palauk. Neatjunginėk. A, gerai, čia raktas. Be panikos. Įdėsim į golfą ir pakrausim. Gal jau rankytėmais? Ne. Gerai. To prasme. Už ko jų imt? Čia jis su čecholu išsiima ar kaip? Čecholas nusimaut turi per viršų tiesiog. Arba va taip. Štai. Škoda ant rankenėlės sukaupė. Let's go, baby. Voltmetro nepasiėmė, ne? Nu, pagal idėją aš dabar jau matau, kad šviečia čia kažkas netvarkoj. Ne, nusiečiu visiškai miręs. Ant tiek blogai. Bet tai dabar tu nežinai, krauna, ar ne? Nu, ne, turbūt. Tai tada reikės su mano kumu užkurti tavo mašiną ir įdėti šitą. Dar neaišku, kas čia ką temps. Kur replės? Gerai, įdėjom golfo akumą į Škodą. Bandyk. Nu va, čia išsitrins viskas. Šitą išjungiam. Gerai, laikau. Golfo akumas out. Škodos akumas in. O. Tai grąžinam į golfo akumą, kuris sėkmingai užkūrė Škodą.
Tikiuosi, kad mes čia nepridarėm daugiau reikalų. Nu, golfyti, važiuojam. Opa. Jėga. Viskas, ką golfė, tai įjungi degimą ir didžioji baterija krauna mažai. Tai šitą visą turėtų užgerst, kai aš šiek tiek pavažinėsiu. Ai, va, užteko ir vairą susikiot. Padangas mirksi, padangas mes toj kažkaip tai. Kažkur čia transporto priemonė. 2 pranešimai. Svarbu. Patvirtinti. Nepavyko. Nu gerai, čia pravažiuoti reikia, tada gal. Ai, pavyko, viskas čia pavyko. Viskas. Mes susitvarkėm su užduotim, kurią patys savo iškėlėm. Šaunuoliai.